Dominykas Matulionis, tipas norėjęs išprievartauti angelą. Jedenas nei nustebo, nei išliko visiškai ramus, kai atsikėlęs ryte ir pasikasęs užpakalį, išvydo delnuose atsivėrusias kruvinas stigmas. Ta rytą valdininkas šiek tiek sutrikęs sėdo pusryčiauti prie didelio apvalaus stalo, sukandęs dantis skausmingai judindamas puskiaurius delnus. Stigmos atsirado dėl to, kad Volando tarnas Pekešas, jau beveik amžinybę reziduojantis trečiame pragaro rate, sukirto rankomis su žmogista, pasislėpusią po gobtuvu, susilažinęs, kad Jedenas, net ir regėdamas stebuklus ir antgamtines būtybes, vis tiek nesuvoks metafizinio gyvenimo egzistuojančio už daiktų ribų. Pekešas visiškai ciniškai buvo įsitikinęs, kad nei žmogaus mąstymo modeliai, nei pati prigimtis nesikeičia, ir buvo pasišventęs determinizmo šalininkas, o juodai apsigobusi būtybė tikėjo, kad žmogus gali keistis ir suvokti jam dar nežinomas plotmes. Pekešas ne veltui lažybų objektų išsirinko būtent Vilniuje gyvenantį Jedeną. Juk Jedenas pats iš dalies buvo stebuklas. Niekada nepatyręs vargo, visuomet sotus, tai liudijo per diržo sagtį jau seniai perlipęs jo riebus pilvas. Vaikystėje, mokykloje ir universitete atvirai buvo vadinamas genijumi. Be vargo įsidarbino vyriausybinėje organizacijoje ir garsėjo kaip turtingas jaunas valdininkas. Todėl dabar, sėdėdamas venerinių ligų patikros punkto kabinete ir rodydamas žaviai seseliai savo stigmas, valdininkas per daug nesirūpino ir negalvojo apie savo sėkmę, kuri iki šiol buvusi jam maloninga, tikrai negalėjo nusigręžti. Jūsų kraujas kvepia rožėmis, nustebęs tarė daktaras, suvokdamas, kad Jedeno situacija yra išskirtinė. Stigmos kvepiančios rožėmis dažniausiai atsiveria šventiesiems. Jūs pamaldus? Sutvarkykite problemą, vėluoju į darbą. Jedenui apie iškilmingą 40 metų jubiliejų priminė bendradarbiai, įteikdami didelį printą su Vilniaus centre stovinčio savivaldybės pastato nuotrauka, kurio kitoje pusėje buvo parašyta giliamintiška eilutė apie draugystės prasmę. Kaip tik skyriaus viršininkas pasakė sveikinimo kalbą ir kolegos puolė santūriai glebesčiuoti jubiliatą, net ir Šmicas, negalintis vaikščioti nuo pat vaikystės, ramiai atsistojo iš invalido vežimėlio, nusvirduliavo prie Jedeno, suėmė jo stigmuotą ranką, purtė ir dėkojo už ištikimą draugystę, solidarumą, aukštais ir žemais gyvenimo momentais ir taip toliau, kol laikrodis pranešė apie pasibaigusią pietų pertrauką, o Jedenas Šmico atsistojimą palaikė tik dar viena pažangios medicinos pergalė. Kaip ir kiekvienais metais Jedenas, net nežvilgtelėjęs į printą, sulankstęs įbruko po paltais į spintos dugną, kur laikė visą krūvą premijų, diplomų, sveikinimų, atestatų ir panašių sentimentalių nesąmonių, kaip pats drįso teigti, o Šmico atsistojimą jis priėmė kaip natūralią žmonijos mokslo raidą. Tuo metu jaunas magistrantas sustojo priešais Klaipėdos Akropolio Maksimos vartelius, ištiktas stabo. Pirmas sykį užuodęs salsvą prakaito kvapą ir pamatęs sandėlininkus, pavargusiais veidais, iškraunančius prekes iš fūros. Ji nušvietė iliuminaciją, dar 6 amžiuje puikiai aprašyta Švento Kviniečio ir visi iki šiol matyti namai, visi suvalgyti kumpiai, visos plastikinės dėžutės, jungtukai, instaliacijos, vandentiekis ir nesuvokiama galybė dalykų praplaukė pro akis, kaip ir milijonai milijardai žmonių, aukojančių savo laiką dideliam pasaulio aparatui išlaikyti. Iliuminuotas studentas, dar vis negalėdamas atitraukti akių nuo parduotuvės krovikų, suvokė, kad jam iš esmės reikia pakeisti gyvenimą. Užbėgdami įvykiam už akių, iš karto pateikėme faktą, kad iš esmės žmogus nesikeičia. Juk šis faktas ir buvo Pekešo pagrindinė lažybų atrama. Šis faktas ir yra tas, prie kurio galėsim grįžti vėliau. Tačiau šis faktas nebūtų faktas, jei nebūtų galimybės jo paneigti. Sportinis interesas jį paneigti turėtų kilti ir skaitytojui, nes ta beveidė būtybė, atsidūrusi trečiame pragaro rate ir susilažinusi su Pekešu, kaip tik ir yra tas skaitytojas, taip, jūs pats. Turbūt nepaslaptis, kad tai įvyko sapne. Jums tą sąmoningai suvokiant, arba tai iš tiesų nėra taip svarbu, kaip tai, iš ko susilažinote. Neprisimenate savo lažybų? Sakysite jūs. Prašysite pasakyti, iš ko susilažinote. Patikėkite manim, jums bus geriau nežinoti. Linkiu sėkmės.
Jedenas 5 ryto netikėtai pašokęs iš lovos, savo kambaryje atras sėdinti Pekešą. Tu esi žmogus, triumfuodamas dėstys Pekešas. Žmogus, kuris niekada nepatikės, kad už daiktų slypi kitas pasaulis. Absoliučiai tiksli įžvalga. Atlieps jam Jedenas, nusižiovavęs ir pasikasęs pakaušį. Mėlynoje šaldytuvo šviesoje, siekdamas alaus skardinės, jis ras pateisinimą šiam keistam įvykiui. Mano mama mato mirusius žmonės. Negalvojau, kad ir man prasidės šizofrenija. Genetinė šizofrenijos linija keliauja tik per moteris. Išsidrėps ant sofos, pasiguos, galėjo būti ir blogiau, ir dramatiškai, užsiversdamas piltnerį, pradės šeštadienio rytą. Juk Jedenas, kaip ir daugelis europiečių, anksti pamėgo diagnozuoti savo ligas, nors jokio medicininio ar psichologinio išsilavinimo neturėjo ir vargiai atskirtų ribinį sutrikimą nuo bipolinio. Tačiau jis buvo perskaitęs porą pseudomokslinių savipagalbos knygų ir to užteko tiksliai nustatyti savo psichologinį būvį. O Pekešas smarkiai įsižeis, nes nesitikės, kad toks ignoravimas ir visiškas atsainumas jam, Pekešui, bus toks skausmingas ir palies jo ego šerdį. Demonui neliks nieko kito, kaip tik su paminta savigarba atsidaryti alaus ir bandyti vaduotis iš šio pažeminimo tais mažais džiaugsmais, kuriuos turi 10% pasaulio privilegijuotųjų gyventojų. YouTube vaizdo įrašai, pornografija, alus ir miegas. Jedenas ryte pastebėjęs demoną, patogiai snaudžiantį ant jo sofos, nesiėmė daryti skubotų išvadų. Kaip ir magistrantas, kuris už 400 km Klaipėdos bendrabutyje, įsisiurbęs į smartfoną savo lovoje, leido laiką kaip ir daugelis jo amžiaus studentų, bergždžiai klajodamas po TikToką. Studijavo jis vieną iš tų bereikšmių universitetinių programų, kur 3 specialybės sintezuojasi į vieną beprasmį kursą. Dėstytojais turėjo tiek daug, kad net norėdamas jų vardų negalėjo atsiminti, o savo baigiamąjį rašė taip, kad net pats nesuprato, kiek kartų dar teks prašyti akademinių atostogų. Sklaidydamas platonikų veikalus, pagaliau jis suvokė, kad jo noras pasikarti buvo ne kas kita, kaip troškimas dvasinės mirties. Jis turėtų numirti ne išorėje, o viduje. Dvasinė mirtis atvertų jam kelią į aukštesnę dvasios pakopą. Galų gale po ilgų filosofavimų pasiekęs absoliučią proto impotenciją, jis užpildė akademinių atostogų prašymą, išsaugojo savo magistrinį darbą į Hardą ir nukišo jį į giliausią stalo stalčių. Evoliucionavęs iš studento į žmogų, išėjo darbintis į Maksimą. O dabar atvirai. Nors aš visiškai jūs pateisinu, bet supraskit, kad reikalai yra rimti ir metafizinėje plotmėje lažintis yra taip pat naivu ir pavojinga, kaip naktį važiuoti be jokių šviesų arba laižyti atvirą elektros laidą, tikintis, kad viskas kažkokiu jums nežinomu būdu baigsis gerai. Atleiskite, nesusivaldžiau. Situacija tikrai nėra tokia beviltiška, kaip galėtų pasirodyti. Bet šis beviltiškumo apibūdinimas galėtų pasitarnauti apibūdinant jūsų lažybų oponento Pekešo būseną, kuris dabar Jedeno kambaryje gerdamas alų ir žiūrėdamas plazminį 196 colių televizorių prisiminė Babilono sienas, didelį meteoritą, deginantį miestą ir giliai, tamsioje ir smalkėmis aplipusioje demono širdyje nubudo gailestis, kad pasidavė tai gašliai minčiai, išprievartauti angelą. Visas Babilonas tada norėjo išdulkinti 2 angelus, atėjusius įspėti miestelėnų. Ir Pekešas, sąmoningai nusprendęs prisijungti, kaip ir visi kiti, gavo šviesos srautą į veidą ir plekštelėjo ant žemės kaip pustuštis vynmaišis. Todėl iš darbo ką tik grįžęs Jedenas rado savo kambaryje šalia televizoriaus liūdinti Pekešą. Ei tu, šūktelėjo Jedenas, taip Pekešą ištraukdamas iš savigailos tranzo.
ką darai mano nuostabiame, viengungiškame bute? Jedenas nesulaukęs atsakymo, įsižeidė ir pakėlė balsą. Klausyk tu, šiandien turėjo būti gera diena, kaip ir visos, bet pabudau nuo tavo stipraus knarkimo ir nebegalėjau užmigti. O kai grįžau į savo nuostabų, nestandartinį, viengungišką butą, supratau, kad jame kažkas yra. Tai išties nemandagu, juk šitas butas toks nuostabus tik tada, kai jame yra vietos vienišiui, tačiau tik vienam vienišiui, man. Jei kiekvienas žmogus sumautoj žemėje turėtų tiek vietos, kiek aš, tai žemėje nebeliktų vietos. Štai kodėl aš toks laimingas. Ir todėl tai yra prabanga. Tai tu man pasakyk, kodėl man šitą prabangą gadini, kodėl kišiesi į mano viengungišką laimę. Pasiaiškink. Pekešui neatsakius, Jedenas įsiutęs pakėlė balso toną. Aš laimingas šunsnukitu, aš esu laimingas, nes laimė yra paskaičiuojama pinigais. Kaip kitaip? Laimė yra tokia, juk puikiai jaučiu, kas esu. Ir man rūpi klimatas, ekonomikos būklė, politika ir organiškos obuolių sultis, ir geras veganiškas maistas, ir alus prie televizoriaus po sunkios darbo dienos. Ir žinau, kas yra ta laimė vien dėl to, kad gyvenu vienas, sulaukus 40, uždirbant kiek nori, turint butą. Gera diena gali būti prieš televizorių, gera diena tampa kiekviena diena, ar aišku tau, aš laimingas, ne taip kaip tu. Tad nebandyk pavogti mano laimės, čia įsikurdamas. Varyk iš čia, riktelėjo Jedenas, varyk, o jeigu nevarysi, man nesvarbu, būsiu laimingas čia. Viskas, tu mano viengungiškos laimės nesugadinsi. Pasislink, jis įspyrė Pekešui, kuris aiškiai nesiklausė, čia mano vieta. Pekešas vangiai nusirito į kitą sofos galą, o Jedenas įsijungė televizorių ir nusimovęs kelnes, iššoko į savo vietą. Pekešas, stebėdamas tą atsainų ir vangų šuolį į sofą, tą tobulą patogumo išraišką, suvokė, kad ir pats norėtų pabandyti šį laimės receptą. Tai receptas, kuris šį 40-metį tešlių, išsidrėbusi ant sofos su pilsnerio skardine rankoje, pavertė į pusdievį Heraklį, gulinti medžių pavėsyje po sunkios kovos su Nemėjos liūtu. Pekešui Jedenas priminė ir kitus herojus, kuriais jis žavėjosi dar būdamas žmogumi, Danielių, Dovydą, Nojų ir kitus ydingus, bet tvirtus žmonės. Jo širdyje gimė troškimas neigiantis jo visą savimonę. Jis panoro pasikeisti, pasimatuoti Jedeno profesiją, plaukus, akis, kaklaraiščius, batus, odą ir visa kita. Ir gal tada dalelė tos nepalaužiamos didybės pereitų jam. Jedenas neįsivaizdavo, kad vienas žmogus gali talpinti tiek puikybės. Jis nesitikėjo, kad tarp žmonių yra tokių, kurių puikybė gali pralenkti netgi demoniškąją puikybę. Tuo metu magistrantas, Maksimoje dėliodamas kruopas į lentynas, suvokė savo silpnumą, kantrybės trūkumą, savo žmogiškumą ir visą, ką buvo iki tol mąstęs, nubraukė per 3 pirmąsias darbo dienas. Prabuvęs dideliame akademikų ir religinių apmąstymų pasaulyje ne vienerius metus, aiškiausiai susiformulavo, kas jis yra, kur jis yra ir kaip viskas turi įvykti. Bet dar pirmą darbo dieną būdamas Maksimoje, jis prisigėrė degtinę su naujaisiais kolegomis. Antrą, išgyveno velnioniškas pagiras, o trečią, suartėjo su 15 metų vyresne kasininkė. Viskas įvyko per pietų pertrauką, atokiausiame sandėlio kampe. Laimiai magistranto angelas sargas jį apsaugojo nuo priešlaikinės tėvystės ir hepatito C. Tuo metu Jedenas vis labiau buvo įsitikinęs, kad stiprėja jo šizofrenijos požymiai. Jis prognozavo savo visišką išprotėjimą per kelis mėnesius. Nepaisant beviltiškos prognozės, nusprendė išlikti orus ir linksmas. Pekešas, perėmęs Jedeno balso toną, manieras ir žingsnius nuėjo darbintis į valstybinį biurokratinį mechanizmą. Priėmimo į darbą anketoje jis šalia lyties pažymėjo demonas. Į tai atkreipęs dėmesį, viršininkas tuojau pat jį pasikvietė
Ir Pekešas buvo priimtas akimirksniu. Biurokratija ir tamsiosios jėgos eina koja kojon, plekšnojo per petį jam valdininkas, karštai dėkodamas už norą dirbti jų padalinyje, įrodydamas darbo vietą prie lango. Dirbti pradėsite nuo šiandien, ten jūsų stalas, džiūgavo viršininkas. Mes juk ruošiamės egzistuoti amžinybę, todėl amžinų darbuotojų mums labai reikia. Ta pačią dieną ofise Pekešas sutiko porą senų pažįstamų iš 5. ir 4. pragaro rato, galima sakyti kaimynų, tačiau pokalbiai su demonais jo nedomino, jį intrigavo Jedeno puikybės paslaptis, jo plieninio veido ir akmeninės sielos ištakos, kuriomis žavėdamasis tenorėjo jas išrauti ir persisodinti į save. Taip, būtent Pekešas pats troško pasikeisti. O jūs nesistebėkit, kad kelių tūkstančių metų demonas gali būti minkštesnis už šiuolaikinį valdininką. Šiais laikais tai tampa kasdienybė.